Sveiki, mes šiandieną gaminsim nuggetsus. Mums reikės kiaušinio, vištienos faršo, džiūvėsėlio ir miltų. Ką mes darom? Suplaksime, ja? Suplaksim. Plaginį padarysime. Plakinys baigtas, tada įansim miltus. Ant dugnelio miltų. Važiuojam. Paimsim vištienos faršo, dėsim į ranką, padarysim rutuliuką ir paspausim į blynelį. Padarysim daugiau tik, kad visa lentelė būtų. Cepelį reikia padaryti. Suformuotą nuggetsą paėmam ir įdedam į miltus. Truputėlį paspaudžiam, paskui apverčiam. Daug miltų nereikia. Paskui dedam į lėkštę ir paskui toliau darom. Iš pirmo įdedam į plakinį, apie pusės apverčiam. Paskui į džiūvėsėlį. Spaudžiam truputėlį, užberiam ant viršaus, apverčiam, irgi paspaudžiam ir užberiam. Paskui įdedam į lėkštutę. Padarėm nuggetsų formą, kaip gavosi, taip gavosi. Tikėsime, kad bus skanu.